Sveiki, šiandien mes bandysime atkartoti Gordon Ramsay sukurtą patiekalą. Basically, žiūrėsime YouTube'e, kaip jisai daro kažkokį patiekalą ir bandysime jį atkartot. Mes esame alkani, mes norime skanaus maisto ir pabandysim kažką egzotiško, nes pradėkim nuo šito dalyko, mes jo dažnai nevalgome. Brokuliukas. Kebra, užsirašiau, ką man reikia pasiimti iš parduotuvės, nusipirkom ir dabar žiūrėsim tutorialą kartu su jumis ir bandysime padaryti šį kažkokį Gordon Ramsay receptą. Važiuojam? Chicken noodles. Jo, vadinasi chicken noodles. Chicken noodles. Some of the best street food I've ever eaten was in Asia. Noodles. Ok, azietiškas maistas, noodles su vištiena, pasakė, jisai buvo ten, jau labai patiko skonį. Mes nebuvom, mes nežinom. Dėl kurį laukiam, pradedam, Kebra. Žiūrim, ką turim, ką čia darom. First off, we're going to soak our noodles into a bowl and just pour hot water over the rice noodles. Ok, easy. Tai gerai, ką dabar reikia padaryti, tai makaronus į bliūdą ir tiesiog hot water ant viršaus 15 minučių. Aš jau užkai. Easy. Opački, mūsų bliūdukas. Žiūrim toliau. If you've got a wok, perfect. If not, just a normal size frying pan with big sloping sides. Aš nežinau, Gordonai, pavargau. Pan on. Pan on? Pan on. O dieve. Pan on. O dieve, jau. Mes nereidi dar. Mes nereidi. Pan on. Aš pan on. Jau jungiam. Get it really nice and hot. Get really nice and hot. Chicken breast. Chicken breast. Clean, hardly any fat. On there you've got this little fillet. Ką čia numesi? Jaučiu fat. Feta, ne tiesiog nevalgoma detalė. Take your knife, keep it nice and flat on the board and sort of slice it in half like that. We call this butterflying the chicken. Let's go. Chickenas, speilis. Važiuojam. Papa. Get nice and hot chicken breast. Ne, čia sena. Oi. O! Užuodė. Supūsi. Jo, rašo, kad 22 baigia galioti, šiandien 20 Kebra ir tokia smarvė. O Kebra, dėsim makaronus. Mums pasisekė, kad mes dar nusipirkam vištienos. Kebra, tiesiog vištienos filė. Tikėkimės dabar nesupūs. Nice chicken breast. Place it right here. Išplauti reikia. Rimtai? Čia atėjo. Makaronai. Šiaip ten buvo ryžių makaronai, bet čia yra ne ryžių makaronai, bet bandom su ne ryžių makaronai. Chicken. Nu taigi, Kas yra? Gerai, reikia respektinti. Aš atsiprašau. Gordonas Ramsay'is nuėmė fat ir mes turim pradžių nuimti fetą, ne nuo šito dalyko. Kamilė jau supjovė į ranką. Gordonai, mes turim tikimės, mes nenuvilsim tavęs, viskas gerai. Gerai, vanduo, ne, vanduo turime. Nieko baisus, kad ant stalo yra pusė šito bliūdo, išdeginti ant stalo, Kamilė. Gerai, nice and hot. Kažkaip pas mus nemeltina kaip pas jį. Svarbu įsiskverbti turi Kebra. Gerai, nice and hot. So. Pjaunu per pusę. Tuomet imu šitą dalį ir pjaunu ją taip pat per pusę. Pjaunu išilgai per pusę. Kaip Gordonas Ramsay sakė, bet čia biškį mažai, biškį ne. Gerai, aš manau, mums reikia dar labiau pasmulkinti mėsą. Tai jau žiūrėk, parodysiu. Va šitaip ir tiesiog dar labiau. Va šitaip jo. Ai, bet tu turiu menį, kad reikia įpjauti, bet nepilnai, ne? Ir praspreadint sparnus. Nes jis sako butterfly. Butterfly. Va, jau geriau. Nu. Oi! Nieko baisaus. Vėlgi Kebra praspėdinam. Ai, bet jis šon dar. Man taip patogiau. Gordonai Ramsay'onai, aš turiu savo būdų. Nice and light. Just like that. Baig. Ką jums primena? Take a rolling pin and nice and gently roll over the chicken. Slice it in half. Start slicing. One chicken breast can serve 2 or 3 easily. Supratau. Reikia kuo padaryti thinner, kad būtų galima daryti mažiukus slices. Gerai, Kebra. Preperinam chickeną. Tai tiesiog čia reikėjo monotoniškai pjauti tą vištieną. Apa, mano rolleris Kebra, DIY, nes neturim. Ir žinoma tada rollint, kad padaryta vištiena kuo plonesnė, kad būtų kuo smulkesni gabaliukai. Kaip sekas, Kamilė? Puikiai. Pas mane tokie, pas Kamilę tokie. Na jo, jau. panašiai. Jeigu mes kovotume, Kebra, jeigu norės, kad pakovotume, tai rašykit. Chicken is ready. Next, wash your knife and finely slice garlic. Wash your knife. Broccoli. Just slice them down. Gerai, mums dabar reikia pasipjausti krūvelę česnako ir krūvelę brokolį. Ką nori daryti? Gerai. Kebra, pavostykit, beleką. Ok, svarbiausia papjausti tiesiog, ne, kažkaip irgi smulkiai. Paimk, nupjauk tą ir tada dar per pusę gėris. Ir tiesiog smulkinam brokoliuką. Brokolianzo mane užtenka, pažiūrėk, kaip pas jį. Bet ne, aš maždaug daugiau gal aš. Nu, davai, daugiau šau. Kaip ten sakoma, daugiau brokolio, mažiau daktaro. Ok, mes jau beveik pasivėjom Gordoną. Mūsų keptuvės dar kept bei nieko. Ir būtų nice and hot, kaip sakė, nice and hot. Gerai, čia jau Kebra, žiūrėkit, čia jau spalvytas tokias nice, čia jau gražus vaizdai daros. Drop the chicken in first. Put salt, pepper. Ok, Gordonas pasakė, kad reikia aliejaus. Ir jisai pasakė, kad kai pradės dūmai, tada reikia vištieną. Ok, let's try that. Dabar perėsim į cookingą, Hebrantai. Aliejus pasibiškai kitoks, bet man atrodo vis tiek tą patį principą atliks. Aš noriu apimti tą triuką, kaip jisai padarė su pirštu. O... Kebra, važiuokit. Ką man dabar daryti? Gerai, Gordon Ramsay triukas.
Nice and oily. Gerai, Nice and ne per oily. daug. Ai, gerai. Gerai. Gordai, ką man padaryt su šito pirštu? Ką daryti, kad jis tiesiog nice and... Nu, baig. Get the garlic in. The way to do it is to sort of spread all the chicken, the garlic. Now that garlic's getting really nice and crispy. Broccoli in. O visokio padažo tai nebuvo. Padažo nėra. A, jau dumeliai eina, kebra dumeliai eina, viskas dedam vištieną. Gerai, vištienytė. Spardu, kad nesprokti niekas. Ir gražiai labai. Man iškart reiktų tokia lepetėlė, žinai, kad galėčiau paskirstyti, kur nėra. Sveiki, čia sudaro. Kur va? Čia lopetėlis. Vat kai vyrai pradeda gaminti, tai paskui nieko nežinau. Gerai, vištiena mano skanesnė, Kamilės biškį didesnė. Klausyk. Važiuojam. Gerai, Gordonas sakė, kad reikia prasipresinti. Dabar salt and pepper. Salt and pepper. Susisėra, seasonam. Bet kaip įdomiai, Gordonas pagardina, kai jau kepa, aš tai prieš. Gerai, pepper dėjom ir salt. OMG. Gerai, dabar reikia pakukinti ir palaukti, kol jau pasikeis spalva. Kai pasikeičia spalva, galim dėti česnaką. Česnakiukas, smulkiai papjaustytas. Kol kas šiaip nieko sudėtingo nebuvo, ne? Šitas ganėtinai lengvas receptas. Atrodo, antrojo jau galima, ne? O tai jau tas etapas, kur jau pakukinau. Ir dabar jie turės su česnaku darytis crispy. Česnakas. Nice. To season it, but also stains beautifully. Soy sauce in. Sojų padažą turim? Turim sojos, tai. Sojų padažą reikės kebra. Very classic. 2 eggs. In. Bet gal visi oranžinė mėsa. Davai, perimi kukingą dabar tu. Are you serious right now? Parašykit komentaruose, ar molės tokius spalvas. Nuo aliejaus. Jo, nes pas mus vis tiek balti, matot, baltas čikenas. Pas Gordoną buvo, oi, kamerytė užvasojo. Buvo, va, pradeda bems. Va, jau spalva atsiranda irgi, matai. Kebra, žiūrėkit, tas rudumas, matot. Gerai, dabar Kamilė įdės brokolius. Opa. Nice. Tai duoda spalvytas tokias. Nice, gerai, atrodo, ir kvepia. Ir dabar dėsim soją. Tiesiog papiltumai. Bet jis normaliai. O, kokia spalva graži. Oi, kokia spalva graži. Aš neturiu rankų. Wow, kaip spalva atsirado iš karto. Eina savo. Bet atrodo skaniai. Atrodo mažai. Atsiprašau, atrodo padauginau sojos, bet nežinau. Sojos tik kvapas, bet atrodo skaniai. Šyla jau keptuvė. Šyla GoPro literaliai, dėkui. Šyla antra keptuvė, kur reikės kiaušinį iškepti. 2 kiaušinius, tai gali Kamilė. 2 kiaušinius? Jo, 2 kiaušinukas gali duoti. Nice and hot. Dar ne hot. Kad tu taip gamintum ne per video, žinok. Kad tu taip gamintum, nu. Here we go again. Aš iškart savom tą kiaušinuką, net labai sos. Ne, tik ant septynio tai jisai Tai aš sudegs. to noriu nice and hot padaryti, jo. Ai, ir į šitą visą masę, kai įdėsiu 2 kiaušinius ir iškepsiu, tada įdėsiu makaronus ir įdėsim šitą. Ir tada viską reikės tą pakepti. Bet makaronus reikia nusaukinti. Jo, teisingai. Dar biškai paragaut. Ne. Neragaujam? Ne. Nu gerai. Fuck! Aš noriu paragaut. Man įdomu, ar aš persidėjau ar ne su soja. Bet wow, vaizdelis toks kebra Pinteresto. Viskas, kebra, ruošim kiaušinį. Kodėl nekrekinis su viena ranka? Su viena ranka? Nu tai peilio reikia nenaudoti viena ranka. Be peilis padaro? Tai. Gerai, 2 kiaušiniukai kepa, ant rankos purvina. Kas galėtų kažkaip greičiau pasikūginti, nu liūdnogas atrodo. Va, nuostabus kiaušinis. Ir laimo turim? Laimo. Laimo reikia. Hey, get it. Makaronai į vidų. Ai, sakė Gordonas. Lightly seasoned the eggs. Ir dabar šauna makaronus, ne? Jo, makaronus sakė. Visus makaronus. Ir visą vištienos balių. Ir dabar viską pamaišau. Kaip tau atrodo? Gerai, kaip restorane. Jo, geras. Kiaušinukų biški, ten mėsytės biški. Hebra. Sušipsuok, negalvoju tokia liūdna. Gerai, atrodo tikrai not bad. Gordonai, žiūrėsim, ką mes čia padarėm. Azietišką kažkokį maistelį. Jo, Gordonas ant viršaus dar dėjo laimą, bet mes nelabai turim. Tai va, tiesiog mes nedėsim. Mano pateikimas gal nėra 100 iš 100, bet jis tik dėra į bliudelius iš viso. Ką mes lėkštė? Nu jo. Man keista buvo, kad mes tipo nevirėm makaronų, o pirmą gaglėm su užpylėm karštų vandeniu. Tai suveikia ir tai užteka. Nu, pažiūrėsim, ar užteko. Bandom. Dar vadyk pirmą tą reakciją. Tak, aš paimsiu vištieną, paimsiu brokolį ir paimsiu makaroną. Makaroną. Kiaušinį dar paimsiu. Žiauriai skanu. Taip, tikrai. Ne per daug, ko trūksta galbūt? Visiškai. Tarsi, aš galvoju, kad druskos prieš druskos mes nesudėm, pažiūrėjau, makaroną, ar ne? Jo. Bet ta soja, jinai pakankamai yra druskinga ir dėl to žiauriai skanu. Rimtai? Mažiau patinka. Ir tas brokolios. O. Geras, ne? Bet čia nieko netrūksta, žinai. Aš dabar supratau, kad tas laimas tą padėtų tokią rūgštelę, žinai. Geras, ne? Bet tai mes tą vištieną taip dažnai darom, o jin tokia kitoks skonis čia yra. Jin taip kitaip valgosi. Tai eina savo, man žiūrės skanu irgi. O Tai dėtų. tokia crispy. Druskingas, jo. Čia realiai žiauriai paprastas ir žiauriai skanus receptas. Nebuvo sunku. Galima tikrai persudėti netyčia, nes soja yra labai. Pavojingai. Bet nu ką, aš iš akies dariau, pavyko. Tiesiog padarai, kad toks ežeriukas ten gautųsi. Kadras ant viršaus va mato. Tiesiog ežeriukas ir užtenka. Wow, labai skanu. Žodžiu,
Žiauriai skanu. Aprūvinam, šitas receptas buvo labai nice. Kiek balų duotum iš 10? Nežinau, kai neturiu ko lyginti, nors 10 važinėjau. Nežiūrėjau, kad neįprasta. Pažiūrim, ar Ogis aprūvina mūsų maistų. Ogi ne čia. Liūdai suosta. Ogi, makaronus tu. Nenorisi, supratau. O, kvepia. Sako, full brokolis. Žodžiu, hebra. Žiauriai skanu. Rekomenduojam. Labai. Kažkas į tokio. Jeigu nori dar tokių cooking videos, smash like, pakomentuokit. Tikrai sugalvosim, padarysim. Iki. Mes einam ryt visą šitą dalyką. Gerai. Tarp pepsiuko dar būtų naisas. Pepsiukas, ne? Nėra pepsiuko. Dar būtų naisas.